Taip, ir nugalėtas. Mes buvom dingę trupam iš YouTube'o. Aptikan. Вот узя. Kur palmės, kur žaluma, kur džiunglės. Atėjo laikas išrinkti konkurso nugalėtoją. Trečias vlogas po pertraukos ir šį vlogą įeis kas? Mes buvom dingę trupam iš YouTube'o, mes nuo praeito rugpjūčio kažkur pradėjom viską kelti ir buvom pasisakę savo, kad kiekvieną savaitę po vieną video įkelsim. Bet artėjant naujiesiams metams biški dingom iš YouTube'o ir tik neseniai pradėjom vėl kelti, tai šis video bus grinai apie tai, kur mes buvom dingę. Kiek mes ten laiko? Gal 2 mėnesius kažkur nieko nekėlėm. Tai pamatysit, kad turėjom pasirodymų, dėl to nekėlėm, atostogavom. Aš buvau... Linksminomės, tai... Aš ir Mindė buvom Afrikoje, bet skirtingose vietose. Aš buvau Egipte, o Mindaugas buvo už Madagaskaro Mauricijui, tokioj saloj. Statyk laiką, jeigu žinai, kur Mauricijus. Aš šiaip irgi vienas buvau be jų paliktas, tai pagrindinės snowboardinau. Tai irgi bus kadro iš to. Jo, turėjom pasirodymų, tai taip ir buvom užsiėmę, kad miški nebuvo laiko YouTube. O Mindaugas buvo pasiėmęs 2 savaitėm kamerą, tai žodžiu, be Sony kameros kažkaip nelabai faina filmuoti. Vėl grįžti prie Canono, kuris yra sunkus ir nepatogu laikyti. Tai va, toliau pamatysit viską, ką mes užsiminėjom tos kelis mėnesius, kol mūsų nebuvo YouTube. O jau kitą savaitę stabiliai, kaip visą laiką šiais video, nepaminu apie ką. Berods mes žiūrėsim savo senus video pasirodymus 2012 metų ir filmuosim mūsų reakcijas. Tai irgi statykit laiką, jeigu laukit to video, kol kas žiūrim, kur mes buvom. Nu ką, galvelė išplauta, konkretus bardakas, lagaminas mėtosi. Tai va, jau turbūt supratot, rytoj varau kelionę. Kur varau? Iškart parodau, netampau katiną už ūsų. Važiuojam į Mauricijų. Mauricijus, va, jeigu pažiūrim Lietuvą, skrolinam į apačią per visą rutulį, prie Madagaskaro, mažas taškeliukas. Pažymiu, op, Mauricijus. Nu ką, lieka daiktus įsipakuoti ir skristi. Ir pirmieji vaizdeliai. Kaip atrodo Mauricijus žemė. Labai jau būtų šiandien tokia šalta diena, labai pakliuvo. Vos 27 Celsijaus apsiniaukė lauke. Aptikan. Вот узя? No. Tiger from Bengal. O 6 valandą tipo renginys prasideda, ar mes jau pasirodom? 6 valandą prasideda, mes pabaigai apie 6 pram, 6 kem. Ten trumpas renginys. Trumpas? Valandą laiko. Šium mašinai. Kas čia bus, kur mes atvažiavome? Čia kultūros centras. Kultūringai reikia elgtis, vyrai. Kultūringai. Čia akmenį taip prie kultūros. Viskam paknyšime. Aš tai irgi žiauriai noriu myšti. Čia šiandien nenoriu myšti. Tai gamta esam. Tu vienintelis mašina apsimyžai. Statom senelę. Taip. 3 ir 1 myža. Paskui apsikėčiau. Ne, bet vienas turi prasiskės, kad draugui pro Ne, tai tu gali nusisuk, džilai.
Ir ką? Ai, šiaip Nemišiai į vidurį. Ai. Nu, davai, susakit, aš taip. Čia prikinti, kur nors. Kamera tik nusuk. Po katedroj, tipo, naujakas ir vat nėr kur, nu vat nėr kur pamiršti, все. Bet reikia būti kultūringam. Trise šoko vienas taip. Laifhakas. Kabins, tu nekabins? Nekabins, važiuojam. Aiktas. Gerai, štai. Štai. Tai čia didelis skirtumas buvo, net keli camai. Jau esam vietoje, va čia. Gavom šokoladą. Tai galim atidaryti, ne? A kur kiti mūsų? Na, į Tuliką. Aš taip įsivaizduoju, kad jie atėję iš Tuliko tikrai užsimanys, tai mes galim atidaryti, pasidarinti. Kol jie neatėjo. Galim. Darom skaičiu, va, skaičiu. Kas sako negalim? Aš sakau ne. O tai jeigu tu laimi, tai taip neimam? Nu, tai Netidarom. Darom po visko Nu atidarom. gerai, o jeigu tu, tai dabar. dabar, gerai. Davai. Skaič. Nu, Viską atidaryk. Kaip visada prieš pasirodymą nesąmonį užsiėmau. Mindės Denis sako, kad galėtų per ropkę peršokti, tai dabar bandys. Aišku, nufilmuoti. Matytųsi aukštas. Nu, jau, jau. Matome daug. Gabaliukas visai nieko, ne? Norėjau, bet nespėjau į sceną ateiti. Nu, kaip įspūdžiai pasirodymą? Gerai. Pakilmavai biškį, ne? Viskas pavyko. Šiaip tuo metu nefilmavau, nes Denis padavė, sako, neišgirdau ar filmuok, ar filmuoja. Paspaudžiau filmuot, paspaudžiau išjungti. Eik, tiesa. Bet paskui pradėjau vėl filmuoti. Atėjo laikas išrinkti konkurso nugalėtoją. Balandžio 1 trečiadienis. Prieš porą video buvo challenge'as, kur mes kėlėm štangą ir stumėm ją virš galvos, tai tenais reikėjo, buvo taisyklės, reikėjo po mūsų Instagramo postų pataginti savo silpniausią draugą ir tokiu būdu jisai dalyvavo konkursai ir jeigu mes išrinksim jį, tai jisai laimi mėnesio trukmės abonementą mūsų salį. Salė randasi Vilnių, tai būtų gerai, kad žmogus būtų iš Vilniaus, nes kitaip tiesiog į niekur išleisim abonementą. Kiek komentarų gavosi ten po Instagram'e? Gavosi Tram 9 komentarai, Tram 4. Tram 4 jo komentarai. 34. Tai labai dideli šansai, kad laimės kas nors iš jūsų, nes dalyvių nėra daug. Tai gerai, rodom, kad Jau skauda ranką laikyti. Kaip rinksim, tai paprastų skrolinimo būdų. Davai, aš tave filmuosiu. Tu filmuosi pirmin atgal, skrolinsim, aš nežiūrėdamas kažkur paspausiu pirštu ir ant ko nusileisim tas tarpus nugalėtų. Nu gerai, tokiu būdu. Tai tu nežiūrėk. Ne, tai jo, aš parodysiu, kad čia yra tas postas. Užlaudinam, labai noriu laimėti žmogus vienas. Gerai, užlaudinam komentarus. Visi komentarai, ne? Jo, visi komentarai, aš nežiūrėdamas taip skrolinsiu ir kažkur sustosiu. Nu gerai, tai tu, vat iš toli, kad matytųsi, kad tu nežiūri. Davai. Op. Taip, ir nugalėtojas yra Simonas Ramanauskas. Nu jo. Gerai. Iškirsis tik tais tą, nu jo. Gerai, Simonas Ramanauskas laimėjo, parašyk mums per Instagramą žinutę. Į mūsų Meihamą. Arba mes patys to parašysim, galbūt pažiūrėsim. Simonas Ramanauskas, nu žodžiu, Susisieksim, jo. per savaitę susisieksim. Nu ir viskas, ne? Jo. Gerai. Tęsim žiūrėjimą toliau. Tęsim toliau žiūrėti video. Kągi, situacija tokia. Būdami Egipte, dabar bus epizodas apie Egiptą, labai trumpas. Būdami Egipte netyčia ištrynėme dalį medžiagos, buvo tikrai daug medžiagos, bet pradžia
visai išsitrynė ir dėl to nėra tos pradžios. Atsisėdęs prie kompo, pradėdamas montuoti, pasižiūrėjęs visą medžiagą, supratau, kad nebus pradžios, tai dėl to tenka filmuoti dabar. Trumpai papasakosiu. Buvo 3 ekskursijos ir, aišku, poilsis viešbutė. Tai 3 ekskursijos, tai yra kelionė į Kairą, žiūrėti piramidės, kelionė į safarį, į dykumą ir kelionė į jūrą, divingas. Tai iš šitų 3 ekskursijų aš tiesiog gražiai sumontuosiu greitai video trumpą ir tiek. Tai šį kartą taip gavosi. Na ir bendrai video labai ilgas gautųsi, jeigu aš daryčiau dar atskirai kažką apie Egiptą. Todėl trumpi kadriukai apie tai, kaip mums sekėsi poilsiauti ir linksmintis Egipte. Šitus dalykus ant galvos užsidėsiu, būsim kaip tikri musulmonai. Važinėjom su keturračiais, dabar su bagiais važinėsim. Esame rojaus saloje ir neatrodo štai taip. Aš dar kartą pasitikrinsiu, kur palmės, kur žaluma, kur džiunglės. Koks čia paradais, čia ne paradais. Ne, vanduo tai, kaip sako, koks fainas. Šiltas, žiauriai. Kaip gražu. Nu ką, dėsime kamerą į keisą ir daugiau, ko gero, neišgirsit, kas vyks. Nersim žiūrėti koralą, bandysim tai nufilmuoti. Prašau biškį pakalbėti prieš kamerą, prieš filmuojant snowboardinimą, slidinėjimą, tai šiandien yra penktadienis, šiandien studijoje dirba Mindė su Žilu, pas mane visai pirmadienis yra laisvas, tai aš pastaruoju metu dažnai su Edgaru, jūs jau matėt užpraeitam vlogį, kaip jisai važinėjau už mašinos su slydėm, tai aš su snowboardu, šiandien biškį pasivažinėsim Liepkalnyje, kad vlogui būtų kontento. Šiaip kaip matėt praeitam video, tai Edgaras Andžejaus brolis nėra naujokas ant slidžių.
Ir aš ant snowboardų irgi nesu visiškai naujokas, kažką galiu padaryti, tai to mes su Edgaru apšilsim ir varysim snowparką gal. Aš gal dar neminėjau, bet su mumis šiandien trečias žmogus važinėja, ne vien Žilo brolis Edgaras, bet ir Tomas Kulakovskis. Kas senai žiūri Meichimo video, tai žino, kad Tomas anksčiau su mumis važinėdavo į renginius ir padėdavo daryti video prieš kokius 3-4 metus, o dabar ten va bėjo Tomas. Pamajok, Tomai! Žilo uždėsi ten Instagramą Bros Pros, o dabar jį Tomas su savo broliu užsiminė irgi renginiais. Garso aparatūrą, įgarsinimu. Tai jeigu netyčia kažkas žiūri, galit kreiptis.